Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą, ačiū, kad prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką ir komentuojat. Ir kuo nudžiugins mūsų rytojus. Įsirinkit savo kortą, kaip jūs mėgstat. Taip. Na, jūs vis tiek įsirinksit, ar jinai čia persikreipus, ar nepersikreipus. Kas kam patiko, tą ir pasiėmėt. Oho. Tai va. Ir šiai dienai, tai yra rytojui, jums šita skeptrų karalienė atneša ypatingą energiją. Ypatingą žavesį, ypatingą grakštumą ir tokį sugebėjimą veikti rezultatyviai. Nesiblaškyt be reikalo, tikslingai viską dėstyti, tikslingai kalbėti, tikslingai nurodyti. Jokių ten ypatingų emocijų neskleist, trumpai ir aiškiai išdėstyti ir stebėti puikų rezultatą. Tai jūs rytoj su šitą energiją ir išeisit į aplinką, į kur jūs eisit, į ten ir išeisit su ta puikia energija ir tuo švytėjimu, vat kaip čia ir nupaišyta. Jūs nešit tokį įkvėpimą, kai jūsų liaudis jau laukia jūsų nurodymų, su meile, su atsidavimu, ir jūs ateinat ir visi džiaugiasi, kad jūs atėjot ir su visu įkvėpimu daro tai, ko jūs paprašėt, ko jūs norėjot, kas yra daryti naudinga. Tai gali būti ir žmonės, ir tiesiog visa jūsų aplinka, visas jūsų pasaulis laukia jūsų nurodymų, laukia jūsų pageidavimų ir pildo viską, ką jūs tik pasakysit. O jūs stovit ir džiaugiatės. Ir jum labai patinka, ir jum labai linksma. Ir žinoma, kad jūs tai džiugina ir tokia puikia diena rytoj jum bus. Stebėkit savo šitą galią, šitą grožį ir šitą puikų nusiteikimą. Ir nepamirškit jo ir kitom dienom. Aha. Oi, labai čia įdomu. Antras variantas įsirinko kortą. Visada sakau, kad jūs galit persirinkti kortą, jeigu jums nepatiko. Bet šitas sako taip, kad jūsų planai rytoj pasikeis. Ir žinot, ir patys jūs, ir visi, kad pasikeitę planai, tai nebūtinai kažkas blogo. Pasikeitę planai yra tiesiog pasikeitę planai. Jum gali, atsitikt kažkokia tarytum netikėtas nuotykis, kuris jūs kaip tik nuves į dar geresnį variantą. Kai, jūs atvažiuojat į vieną parduotuvę, ten uždaryta, kur jūs norėjot pirkti, ką ten, sofą, lempą ar dar ką nors. Kažkokių techninių kliūčių, kažkas ten nulūžo, užgeso, prasipylė, prasiliejo, parduotuvė uždaryta ir jūs turit nuvažiuoti už poros kilometrų į kitą, gerai, už 5 kilometrų. Ir ten nueinat ir randat sofą, per puspigesnę, negu būtumėt pirkę čia, ar kažką panašaus. Taip, kad jeigu jum kas nors įvyks ne taip, kaip jūs sugalvojot, visai nepulkit nusimint. Niekiek. Tiesiog žinokit, kad jūsų laukia geresnis variantas. Ir greitai primeskit, kur tas geresnis variantas ir yra. Ir tai bus netikėtai geresnis variantas, stebėkit ir apsidžiaukit. O dar geriau parašykit man, kaip jums ten atsitiko. Man bus labai įdomu sužinoti.
O šita korta yra, čia labai gražiai nupiešta, bet tai yra apie meilę. Apie meilę, apie draugystę, apie susitarimą. Tai va, jeigu jūs ieškot meilės, tai meilės nereikia ieškoti, jinai yra jau su jumis, arba tuoj ateis, atsidarys durys ir užeis jūsų meilė. Tai va, tai taip pat gali būti ir koks nors labai rimtas sandoris, ir iš viso jūs jausit, kad jūs turit palaikymą visur, kad jeigu jums kažkur pasirodys sunkiau, per sunku, per nuobodu, tai žinokit, kad jūs visada turit kažką artimo ir mielo širdžiai, kas prieis ir jums padės, ir jūs palaikys, ir jūs pralinksmins, ir jums ką nors padovanos, ir jūs tai žinosit visą dieną, jūs jausit šitą palaikymą, jūs jausit tą jausmą, kad yra žmogus, kuris tiesiog yra ir kuris jums bet kada, bet kur padės, palaikys, o gal net ne vienas, gal jūs darbe turit kažkokį palaikytoją, gal jūs kur nors, kur jūs ten mėgstat vaikščioti į baseiną, ten turit kažkokį gerą draugę ar gerą draugą pasikalbėti apie orą ir kitokius naudingus dalykus. Žodžiu, jūs jausit tą jausmą visą dieną, kad jūs ne vieni šitam pasauly. Jums tai labai patiks, jūs tai labai nuramins ir žinoma nudžiugins, apie ką aš čia ir buvau paklausus savo kortų. Ir ketvirtasis variantas tai mėnesiena. Mėnesiena yra šiek tiek mistinis reikalas, bet taip buities lygy ji. Mėnulis, mėnesiena. Apšviečia visokius kampelius, visokius dvigubus dugnus atskleidžia. Ir jūs randat atsakymus į savo klausimus, kurie buvo sunkiai sprendžiami. Taip pat jums atsiskleidžia paslaptys, galbūt net tokios, kur jūs ir ne visai būtumėt norėję, kad jos atsiskleistų, bet atsiskleis ir viskas. Gal jūs tiesiog rasit kojinę užkritusią už kokios nors spintelės, ar seniai pamestą, ką ten dar, ką mes mėtom, daug ką mėtom. Tai rytoj ir atsiras. Greičiausiai, o gal ir neatsiras. Bet tai vis tiek mistiškas, paslaptinga, tokia keistoka diena. Jūs patirsit keistų atradimų, keistų pamatymų ir net pamastymų. Žodžiu, stebėkit. Tai labai įdomu, būtinai jūs nudžiugins.